Laukiu, girdžiu jau atvarant Aniuką su motociklu savo, tuoj perjungiu, žiūrim, kaip čia sūnus atvažiuoja. Koksai gražuolis. Aina, jinai. Labą dieną. Labas. Labuka, mama. Kaip tu? Kaip kelias neprailgo? Geras. Čia kamera? Jep. Tai čia dabar filmuoji mane? Filmuoji dabar. Labas visiems. Oi, pala, tuoj nusimausiu. Gerai. Kaip aplamai važiavimus? Aš tai galvojau, kad bus sudėtingiau, nes aš tikėjausi, kad, žinai, tipo, žiauriai skauda. Nu, tai visi sakė, tau skaudės nugarą, tipo, labai ir taip toliau. Aš žinau, komfortiškai man, aišku, tu guli visą laiką atsigulęs ant jo, žinai, tipo, jau kartais būn pavargti biški. Tai aš išlipu į degalinę, biški prasivaikštų, pirikūrą. O, gražus, viskas faina. Nu, tai kažkaip mane prailgo kelias. Nu, tai faina, eina savo. Kietai. Bet koks numeris geras. Oi, va, viskas, grįžau. Tai Pirma. palauk, Labas. Nu, pirma mano kelionė, man atrodo, antrą kartą grįžau dabar šiais metais. Čia? Nu, buvau su mašina ir dabar su mocu, jo. Bet su mašina mes visi kartu buvome. Visi kartu. Labai. Jeigu iškristų mocas, tai, nu, nesulauž kojas, taip, tai, žinai, tipo, tokias svoris, kai išgyventi. Na, savo, kokia apranga. Ar parodyk nugarą, parodyk. Kokia nugarą, Aš dabar sakau, kai su mocu išvažiuoju, aš sakau, kad aš išvažiuoju su brangiausia savo apranga. Tipo, kad ir kur aš bevažiuočiau, tai brangiai nekainuoja taip, kaip su mocu važiuoju. Bet apranga tai ne vienkartinė, nusipirkai. Jo, bet tai dabar, žinai, čia yra toks dalykas, kur aš apsipirkau ir aš dabar, žinai, jau žiūrinėjau kitokios aprangos, nes yra gražesnių. Nu, outfitą pasikeisti. Nu, nes nori pasikeisti visą laiką, taip pat, žinai, va. Bet šiaip tipo kiet, nežinau, aš toks laimingas esu, nu, mocu. Nu, fainai. Kietai atrodo? Labai kietai, labai gražus. Turiu mocą, tiesiog random, nusipirkau mocą. Faina. Ir pirmą kelionę šoviau, žemų taip smagu. Tau irgi mocas tinka. Nu, dar to, bet Rūkagnė dar pradėt vairuot, ką man tad besakyt. Nu, ir aš tada važiuoju. Mama iš paskos. Mopedą, mama. Aš su mopedu. Palaukit. Nu, aš sakau, kažkaip, nu, tipo, faktas tai yra Britvat. Nu, sudėtingas. Bet jai tinka. Nu, labai ypač prie tos kožas. Nu. Bet reiktų kitos kožas specialios. Ai, čia dviratininkas šalms. Jo. Negalėsim. Tai vienu žodžiu, kitas syk tu atsiveš dar šalmą. Net galvos netelpa. Labai tink prie tavo šito. Labai gerai. Veš mane 20 metrų. O kaip tas susidarė? Va. Lempučiais. Sargiai raidė ten gul kažką. Britvos vairas, va, jis tiek tiesisuka. Va, Jėzu. Raidlį pakišon. Matai? Eini. Jau labai kietai atrodo. Labai jau kietai. O, kietai. Gryvas. Agnė jau dabar 2 kožas. Saugiai kabūti. Kaip jauties? Gerai. Leidžiukai. Na ir štai, atvykome. Na ir kaip? Oho, nebetidarau. Gerai? Kiek Jėzau Marija. Dar Nespėjom. Balta. Nytė viską išdažė. Pati viską darai? Bet užlipk ant grindų kaip malonu. Gera, ne? Eina savo. gražu. Oi, kietai. Kad ten dar biškį reikia apdailinimo. Bet nespėjom. Masti. Na, matai dabar kaip einas, viskas kaip žinai, viskas Bet čia va išdažė, taigi ruda buvo. O ką plušau čia, kol tu atvažiavo? Eina savo labai fainai šaunuolė. Dar naisi kupolą pažiūrėsi kaip aš. Atvažiuokit pas mus, linkas yra aprašymai irgi energetiniai labirintai.lt ir atvažiuokit aplankyti mūsų parko. Oi, kaip faina, ne? Nu tai relaksą, ne? Relaksą. Labai labai gražu. Įsivaizduoju, kaip buvo ir kaip dabar yra, ne? Ir va čia šitoks vaizdelis atsiveria. Labai labai gražu. Norisi čia būti, man dabar. Nu, matai. Labai gera aura. Kaip miela girdėti. Kai norėsi ateiti parelaksuoti, galėsi ateiti. Tai mama, aš dabar čia ir būsiu. Tai tave palikti? Mane palikite. Dar einam vien vietą parodysim, tada galėsi ateiti. Gerai, aš tada ateisiu čia parelaksuoti. Gerai. Matot, mama susidino tų pakai.
buvo irgi medžiaga suplyšusi ir va kaip padarėm irgi išklon. Įsiliejo į visą visumą ir gražiai, ne? Irgi čilzoną pasėdėti. Švaru, tvarkinga. Ir šiaip paskui įeik pasivaikščiok į labirintą tenais. Tarp krūmų pasivaikščiot galėsi. Kaip... O gal lapė? O gal stirna? Jo, reikės ir pasivaikščioti man irgi. Atgauti jėgas, nes aš, žinai, man tiek įvairiausių tų projektų ir taip toliau, tai man labai reikėjo čia atvažiuoti, kad šiek tiek sudėliot mintis ir taip toliau. Šiaip čia nejuokauju, dažnai prikolinu, bet čia neprikolinu. Man tikrai reikia pasivaikščioti, kad sudėliot mintis ir sudėliot dabar visus verslus ir taip toliau. Ir nemeluoju, šitas labirintas yra pinigų labirintas ir jis veikia. Na gerai, einam daryti valgyti ir valgyti. Taip, parelaksuok, pačilink, kol pagaminsiu. Važiuojam šiek tiek į miestą, pasivažinėti mes su mašina. Antaniuks važiuoja su motociklu. Važiuoja iš paskos dabar kol kas, o paskui mumis lenks. Nuvarė mūsų Antanėlis, ne? Tu nespėjai net sureaguoti. Nauja diena ir va jau Antanėlis išvažiuoja. Ata! Iki. Ata! Gero tau kelio. Ačiū. Ir iki kitų kartų su Antanėliu. Aš gaminu valgyti, virsiu sriubytę žirnių. Ir čia morkytės, paprikas, svogūniukai. Man labai skaniai visur papriką dedu. Kaip skanu. O Agnytė darbuojas toliau įrenginėja mūsų tualetą. Dabar va čia pjauna apdailą. Nu, vienu žodžiu, apdailą. Geriausias pavadinims - apdaila. Nesvarbu, kas ten. Ir nori ten viską palei grindis, palei lubas sutvarkyti, paskui iš tos pusės va apie durų apvadukus uždėti. Tai turi darbą. Tai va, gražinamės toliau. Koks gražus vakaras, skaniai pavalgėm. Ir aš dabar išeinu pjauti va tą labirintą krūmų. Nėra ten dar aukšta ta žolytė, bet man patinka, kai trumputė, kad žmonės visiškai, jeigu rytą atvažiuoja, nesušlaptų savo batukų. Tai va, išpjausi ir bus dar gražiau. Nes savaitgalis ir noriu, kad būtų dailiai viskas. Mūsų tualetas vis gražiai ir gražiai. Tai parodysiu, kaip Agnė ten gražiai klijuoja apvaduką. O, kaip gražiai. Labai, kokia tu šaunuolė. Kaip faina, kaip aš džiaugiuosi. Labai. Jau gražu. Kadangi kampukai turi tokį išlenkimą, tai ten tokia skylė gaunasi. Tai Agnė va šitaip su tais klijais užglaisti viską. Kaip skulptoriai. Ir labai gražu. Kaip malonu, kad tau gražu. Man taip gražu. Taip džiaugiuosi. Parsinešu braškių. Ir praeitassyk sakiau, matau vieną žydinčią. Tai va, po kelių dienikių, kiek čia, po savaitės gal va kiek braškių. Kaip faina, įsivalgyti. Braškytę susipynėm, įsikepim blinukų su varškė ir skaniai. Tai visiems skanaus. Gražaus savaitgalio. Apsimiegojusi šį savaitgalį kažkaip. Vos kojas pavelkam. Nu, tokia jau dienelė. Užtat faina blynus valgyti su šviežiom braškėm. Labai. Iki. Išėjau vėl pasivaikščioti mūsų svajonių norų. Atsakymų gavimo labirinto, apie kurį aš jums jau pasakojau. Nes toks oras gražus, kad tiesiog negali neišeiti ir nepasivaikščioti. Šįryt darbavausi krūmų labirinte, ten atkarpiau krūmelius irgi mėgavausi tuom, kad išėjus jau rytą nebešalta, o kai oras gražus, tada tiesiog ramiai, taip, be stresą, be skubėjimą, darbuojas karpai ir mėgaujas visų tuo procesu. Nes man labai patinka ne tik, kad rezultatą gali pamatyti, bet būti būtent tame procese. Dabar einu pasivaikščioti, o jumis kviečiu pas mus į parką ir irgi va čia pasimėgauti, pasivaikščioti, pasibūti, gal atsakymų gauti, pakvėpuoti tų visų krūmelių, žiedų kvapai, nes tokia terapija kvapų ir spalvų, kad tiesiog širdis atsigauna. Vakar su Agnyte telšiuose buvom Džiske, jis nesenai atsidarė, tai dabar didžiulės nuolaidas taikomas, taip ir prisipirkom. Dangi mūsų tualetas dabar baltas, tai noris kažko tokio ryškesnio, bet nenorėjau jokių spalvų, nei raudoną, nei bordinį, nei žalį, nieką, nes ilgai va turėjom tą savo tualetą salotinį persikinį, tai dabar noris kažkaip visiškai pakeisti. Tai nusipirkom va tokį kilimėlį, jis toks švelnus ir kas svarbiausia, ir rankšluostukus.
lygiai tokią pat spalvykę prisiderinom. Tai taip gražiai bus. Paskui va tokia muilinė, dantų šepetukams susidėti, labai gražiai derinsis. Tai va į tualetą tiek, turime dar ten augaliukų prisipirkę, tai va reiks spintutę pasikabinti, reiks dar vis pasibaigti kažkaip visokių tų darbelių, tai ir į parką lankytai važiuoja ir darbuojamės. Ne viską taip greit išeina pasidaryti, bet po truputį mes judam į priekį ir manau pabaigsim gal per šitą video. Tai jeigu pavyks, tai parodysim galutinį rezultatą. Tik aišku, dar po kriauklę neturim spintelės ir nesugalvojom, kokį ten variantą reikia nusipirkti, nes mūsų kaip tie sifonai vadinasi, tie vandens nubėgimai yra tokie, kad po tokių gražių, kurias aš norėčiau spinteles, pavyzdžiui, vieną įsižiūrėjau su stalčiais, tokia balta, gražia, bet nėra kaip man tų vamzdžių ten, kad jie patilptų. Tai nežinau, dar nesugalvojom, dar kol kas paliksim taip, o paskui matysim, vis tiek kažkaip dasibaigsim. Nu tai ką, dar vakar ir tokių rankšluostukų į virtuvę pasiėmiau. Faina spalvikė, tokia gera nei balta, labai graži spalvikė. Ir tuo pačiu, aišku, į pliažą pasiėmėm, sakau, atsinaujinkim, eiti maudytis į pliažą. Tai va irgi toksai faina ta spalva. Ir kas svarbiausia, dabar jie ten kainavo iki 30 eurų, o dabar kai ta nuolaida po 10 eurų, tai va pasiėmėm. Tai džiaugiuosi, rankšluostukus į virtuvę pasiėmėm prie šitų va rankom šluostyti iš čia indams. Ir halatą, aišku, nežinau, reik, nereik, turi tokį trumputį, Agnė buvo padovanojusi, bet Agnė sako, nusipirk dar ir ilgą, nes irgi buvo dar akcija. Tai va, labai gerai, labai džiaugiuosi, toks švelnus, paskui išsipakuosi, pažiūrėsi. Tai va tiek pirkinukų ir einam toliau kažką veikti. Nu, pripirkai, mes perkam, niekaip nedabaigiam. Tualetui. Sugalvoju, tokią karštą dieną juodai apsirengti. Pats tas, kaip sakant. Ašgi tau sakiau nuo ryto, karšta. Bet atpratai nuo to karščio, tai... O galėjai, suknelę, vasarinę, dar ką nors. Nu, nieka bus dar tų dienų. Tau įlaminuoti popierių. Ačiū. Reikia kartais laminuoti visokią informaciją mums. Čia yra visko daug. Čia yra klijai, Turbo Power. Tada ventiliatoriui. Jo, nes mūsų toks, žiūrim, gelsvas jau irgi nebegražus. Ir vinuku. Atsiprašau. Mano visas padėklas. Aš sutvarkysiu tavo padėklą. Tai va, priėjom prie spintelės statymą. Kaltininkės viso tualeto remonto, tualeto kambarė. Agnė va prisirūšiavo čia viską. Kiek čia visko turi, sakė, turi va tokių va visokių va. Labai geras dalykas. Čia radau, tėtis visko turi. Tėtis visko turėjo. Šaunuolis mūsų tėtis. Ai, Agnė studijuodama perskaitė, kad tik kvalifikuoti specialistą surinkti. Šiandien aš būsiu kvalifikuota statybininkė šitos spintelės surinkėjai. Nežinau, ką daugiau papasakoti, rinksim dabar ir tiek. Skaitau instrukciją. Galėtum paimti šituos, aš nenoriu prisidėti. Gerai. Visais stiklais. Pagal, kur man jį dabar? Kaip fainai iš abiejų pusių. Atsargytės. Aš tai žinokit, geriau visą einu į gėlyną. Tvarkyt, labirintus, ravėti. Agnė, tai vis atspintelis. Aš irgi nekvalifikuota specialistė. Nu, bet tu vieni tokius dalykus padarai. Aš padaryčiau, jei Agnė šalia nebūtų. Bet kad yra Agnė, tai aš muilinuosi. Dabar Agnė yra 6 žingsnėje. O žingsnių yra 20 žingsnių, dar tik 6. Nu, bet paskui pradės greit judėtis, kad... Tu šaunuolė, gerai, darai. Eik tu suma, tai kokie... Dar kartu, dar. Tau trums irgi. Ir man čiut. Paskutiniai štrichai. Gražu? Gražu. Nu, ir kaip atrodai. Gražiai. Pagaliau vėl žmogus. Į save panaši. Sutvarkė tavo kirpyklą. Išgelbėjo mane. Nu, super. Čia vau. Išgelbėti plaukai. Nu. Beveik jau pabaigėm. Dar trūks visgi paskutinių detalių. Tą pačią spintelę reikia mums pasidaryti po kriauklę. Nėra padukus apie duris. Nu, kaip ir viskas bus visiškai gražu. Ai, dar čia norim lentynėlę, kad būtų klapukui padėti, kažkokiam dekoracijom. Tai dar dasibaigsim ir tada kitą video parodėm.